Labas rytas. Naujas video apie garažą, kuris dar kol kas nenugriautas, bet laukia ir jo eilė. Tai šiandien prisimsim tokią riziką ir bandysime įeiti į vidų, pažiūrėti, kaip ten viskas atrodo. Čia stovėjo duris stumdamos, apynaujas. Žodžiu, esmė ta, kad jos buvo neišplėštos į išorę, bet tiesiog įtrauktos į vidų. Tai einu pademonstruosiu, jeigu išliksiu čia gyvas, aišku, bet viskas turėtų būti gerai. Duris, tai va, čia yra duris, jos yra įtrauktos į garažo vidų. Tada parodysiu turbūt, kur jos buvo išplėštos. Tai čia va spina. Tai taip pat, žodžiu, rekomenduočiau įsigyti spyną, nes, matot, jinai nebuvo išplėšta, tiesiog išplėšė šitą reikalą. Šiaip garaže tai visiškas jovalas. Dalis molinės sienos yra įkritusi į vidų, antifrizai visokie, stovi savo vietai. Seni foteliai, kurie čia tiesiog užėmė vietą, bet jie turėjo keliauti irgi jau į amžinąjį atilsį. Ten va trimeris mano kažkur, bet tikiuosi jisai veiks, šiai bandysiu išsitraukti kopėtėlės. Čia yra daiktų, kurių reikėtų iš tikrųjų nepagailėti laiko išgelbėti, tą daryti reikės. Ir čia dekoracija kažkokia, kurią mes šiaip radom. Šiaip įdomus dalykas, jinai susideda, aš manau, iš 4 dalių, tai mini puzlė, žodžiu. Turiu 2 dalis, bet gal pavyks rasti ir sekančias 2 dalis. Duris, kur sakiau, žolėpjovės. Aš manau, aš jas dar pakursiu. Granulės šiai žiemai paruoštos buvo. Bet jos jau, manau, kad pravers mum, mes jas tiesiog kažkur susisandėliuosim ir kai viską atstatysim, jos mum kurensis toliau. Lubos kiauros, bet manau, kad jos realiai turėtų nesugriūt, kol aš filmuoju. Tik tiek, kad atraminis balkis, čia buvo tokia atrama, žodžiu, tam balkiui. Ir jos nebėra. Rankos tai žiauriai aklių suvalgytos, žodžiu, matot, ištynė. Bet dabar išsipurškiau purškalų ir šį rytą nei vienas sparva aklys man nesugebėjo įkast, tai fuck me. Toliau. Šiek tiek apie simbolizmą. Sakau, aš juokauju, bet širdį aš verkiu. Bet šiaip man apskritai, aš visą gyvenimą mėgau juodą humorą labiau negu baltą. Tai šiek tiek parodysiu valymo įrenginį, nuotekų valymo įrenginį ir simbolinį jo pavadinimą. Jeigu mes čia ramiai savo prieisim prie jo, bet manau prieisim, čia dar netiek vaikščiojom jau. Opa. Priėjau. Šis mūsų valymo įrenginys vadinasi Biotornado. Tornado. Aš bijau pagalvoti, kas būtų buvę, jeigu mes būtumėm pasirinkę traidenį. Traidenis žodis, patys suprantat. Su kuo daugam asocijuojas, tai lengvai ir aiškiai tiesiog turbūt būtumėm nešvariais apatiniais sodyboj patį pirmą vakarą. Čia viskas jau 100 kartų filmuota. Ir tam kartui aš manau, kad kol kas nieko naujo negaliu parodyti. Nebent galiu parodyti pastato vidų. Šiek tiek ten tokių įdomybių yra, kas kur persikėlė ir panašiai. Čia yra katilinė. Naujas katilas, visiškai nenukentėjo, ačiū Dievui.
ir panašiai, bet sienos, aišku, čia visos apdirbtos. Čia mes nieko kol kas netvarkėm, todėl kad laukiam šiek tiek dar draudimo žodžiu išvadų, nes tai yra svarbu. Čia yra virtuvė. Šiaip aš esu pedantas, man patinka tvarka, bet dabar jau tenka susitaikyti. Tai žodžiu yra tokios virtuvinės kėdės. Šitos sandėliuko duris visą laiką yra uždaromos, mes jų gyvenime nesam palikę atidarytų, nes katė ten lenda, žodžiu, mes nenorim, kad jinai ten lystų, nes kad neužsižeistų. Tai įsivaizduokit, kažkokiu būdu šita kėdė atsirado sandėliukė, o duris mes radom uždarytas. Įsivaizduokit. Mistika, fantastika. Lango rėmas išėjęs iš savęs, kaip ir aš. Vinilų kolekcija sveika. Šiaip daug ką mes čia jau išsinešėm, vertingus daiktus, vat stalas. Čia stovėjo PlayStation TV, jisai visiškai sveikas, nes aš manau, jeigu jis būtų stovėjęs šitaip, turbūt jisai būtų teleportavęsis už šitų durų. Čia stovėjo mano konsolių kolekcija. Jos sveikos, nebent gavo dulkių, tai Dievas turbūt, ar kas ten yra viršų, žino, kad aš užkietėjęs esu gameris ir išsaugojo man ten tai paveikslas. Čia laiptinė, jinai buvo tvarkinga, bet ją susuko. Ir dalis daiktų iš svetainės teleportavos irgi į čia. Pagalvėlės, va, tarkim, sofos, jos kažkodėl atsirado čia. Visos sienos buvo ruoštos remontui čia, bet, vat, matot, suskilo viskas ir šiaip, sakai, šiaudais. Tada parodysiu katės kambarį, kuriame jinai išgyveno. Tas kambarys turėjo būti kapitaliniam remontui ruošiamas šią vasarą. Ar rudenio esmė, kad jisai turėjo būti, katės kambarys turėjo būti tvarkomas, nes ten turėjo jau būti mūsų naujas miegamasis, kol rinksim antrą aukštą. Tai žodžiu, jinai pasislėpė vat po šitą lovą. Ją čia rado žmona. Tai žodžiu, čia fizinės žalos šituose kambariuose minimaliai, išskyrus gal pastato konstrukcijas, bet jau čia reikia eksperto, kuris vertintų. Čia biškį tokių įdomesnių meno kūrinių yra. Aišku, ne Luvras, bet kaip Vileikiam, tikrai stipru. O žmonos drobė, nes jinai tapytoja, žodžiu, menininkė. Tai vat, žodžiu, tam kartui, aš manau, kaip ir užteks. Laukit sekančio video. Kai kelsiu YouTube, būčiau labai dėkingas, jeigu pasubscribintumėt, paspaustumėt varpelį, kuo daugiau pakomentuotumėt, jeigu jums tai yra nuoširdžiai įdomu, nes man tai labai įdomu. Ačiū ir iki.